aš vieną rytą paryčiais grįžtu į namus ir sutinku Dauguvietį su didžiuliu buketu rožių. Ir tik tai pridėjęs pirštą prie lūpų pasakė: Adelė, žmona yra proza, o man reikia poezijos. Tarpukarinė kepuraitė, skrybelaitė, kurią kiekviena save gerbianti dama turi dėvėti, nes palaidais plaukais niekas nevaikštinėjo. Apelsinais vaišindavo žiemą svečius, o šiai dienai mes žiemą apelsinų sriuba vaišinam svečius. Apelsinas buvo kiekvienos panelės ir ponios svajonė pirmųjų pasimatymų metu. Tai kavalieriai turėtų žinoti, kad į pasimatymą reikia ne buketą gėlių nešti, o apelsiną. Taip, nes kaunietė sako, taip, mes ne ožkos, kad džiaugtumėmės gėlės gavę. Sveikos, gyvos, mielos viešnios. Iškart noriu pristatyti šiandien pas mus studijoje profesionalios gidės Lina Čekanauskienė ir Kristina Šneiderė. Visų pirma, kreipiausi į jūs, Lina, nes pamenu prieš 4-5 beros metus pačiame COVID įkarštyje šnekėjomės, filmavomės kaip tik Raudondvario dvare. Buvo baisus laikai su tom juokingom kaukėm, jeigu pamenat. Pamenu, tikrai pamenu tas kaukės. Ir tuomet jūs man buvo tikras grafienės Rozalijos paskutinės Raudondvario dvaro šeimininkės įsikūnymas. Žinau, per šiuos metus pas jūs atsirado dar daugiau vaidmenų, į kuriuos vis įsikūnijat kiekvienoj ekskursijoje, kiekvieną vis naują kartą. Tai papasakokit, į kokias dar moteris, į kokias herojes jūs įsikūnijat dabar. Eglė, taip atsitiko. Ar tokia džiaugsminga žinia, kad šalia manęs koja į koją žengia mano duktė Kristina. Taigi dviese, kai pajėgos didesnės, tai ir fantazijos dvigubai daugiau. Ekskursijų atsirado tikrai daug. Ir labai rimtų. Šie metai buvo paskelbti Čiurlionio, Konstantino Mikalojaus Čiurlionio metais. Taigi turime ekskursiją. Sutikau Čiurlionį Kaune. Tai tam ir pasisiūdinot. Taip, mes varėdos gražios ir dviese vedam tą ekskursiją kartu. Mūsų ekskursantam žymiai įdomiau, nes kiekviena turim savo braižą, savo stilių. Ir aišku, žodis ir žinia perduodama šiek tiek kitaip, kiekvienos kitaip. Na, pats Čiurlionis jau toks asmuo, kurio tikrai nereikia niekaip teatralizuoti, tai mes perteikiam tą žinią kaip pasakotojos. Bet mūsų arkliukas vis tiek turbūt yra personažai, kuriais daugiausiai ir būname. Tai ponia Adelė iš Kauno. Ponia Adelė iš laikinosios sostinės. Ponia Adelė vaikšto po Laisvės alėją, renka pletkus, visas žinias, kas su kuo susituokė, kas su kuo įsiskyrė, kas kam ką dovanojo, kad galėtų moteriškoje kompanijoje, bet tais istoriniais faktais dalintis. Pavasarį, jau įpusėjus gegužiai, ponia Adelė išvažiuoja atostogauti. Atostogauja Panemunės kurorte, Kačerginėj ir šiais metais pradėjau atostogauti Kulautuvoj. Tai vėlgi kurortiniai reikalai, pletkai, gyvenimo būdas, visa tai patiriama, išgyvenama ir aišku papasakojama. O kad ponia Adelė nebūtų nuobodu, į kompaniją ateina panelė Birutė. Matot, ponia Adelė gyvena prabangesnį gyvenimą, turtingesnį, jos ir restoranai lankomi yra kitokie. Panelė Birutė tuo tarpu šmirinėja po Kauno cukrainės kavinės, studentų užeigas, studentų šokius lanko. Tai ir pasakojimai mūsų truputėlį kitokie ir viena su kita turim apie ką už tai padiskutuoti ir pašnekėti. Ponia Adelė dar važiuoja į Daukšiagirės dvarą paviešėti, ten, kur kažkada viešėjo ir prezidentas Antanas Smetona su žmona. Tai jūs dabar čia taip gražiai, ponia Adelė ir panelė Birutė, atsiprašau, vaikštoje, pletkus renka, bet kaip tos ekskursijos pačios vadinasi, ar ne, kad žmonės žinotų? Birutė, kaip tavo vadinasi? Nuostabi ekskursija pavadinimu Pasimatymas su tarpukario Kaunu. Panemunėj čia? Ne, čia būtent Laisvės alėjoje neilgo maršruto kupinas istorijų pasivaikščiojimas, kuris gali pasibaigti ir šampano taure rūsiuose. Arba Napoleono tortų, nuostabių Napoleono tortų miesto sode su krupniku ir kava. Jeigu kažkas nori sočiau patirti tą smetonišką laikotarpį, pavaišinsim
ypatingais kukulaičiais, kurie sušildo net žvarbiausią dieną. Taigi Laisvės alėja tikrai istorijų lopšys, tarpukario istorijų lopšys, kur panelė Birutė, kai jau ponia atostogauja, vis dar vaikštinėja. Matot, aš tiek pinigų į kurortus išvykti neturiu. Mano ekskursija vadinasi, o prie Smetonos buvo. Ir mes prisimenam viską, nuo labai rimtų dalykų, nuo prezidentų įsikūrimo prezidentūroje, visų architektų, kurie statė Kauną, Baltą miestą. Žinoma, iki rimtų statinių, iki bankų, iki taupomųjų kasų, muzikinio teatro. Ir aišku, visada tos istorijos yra papuošiamos, apneriamos kokiais tai pletkeliais. Tai mums vieną kokį pletkelį. Oi, režisierius Dauguvietis. Taigi Laisvės alėjoje, kai vaikštinėsit pietų metu, neikite į kavinę. Nei į cukrainę, nei į valgyklą. Geriausia atsisėskite ant suolelio miesto sode ir laukit, kol prie jūsų prisijungs režisierius Borisas Dauguvietis. Nes jis pietauja būtent taip ant suolelio. Pasitiesęs laikraštį, atsinešęs lašinių, duonos ir bendrauja su visais kauniečiais, taip bandydamas įsikvėpti kūrybiniam darbui. O jūs tuo tarpu turėsit nuostabią kompaniją su įdomiausiom istorijom, galbūt net ir su dainom. Apie Borisą Dauguvietį legendos Kaune sklando nuo ryto iki vakaro, ne visos jos malonios, jo žmonai Neliai Vosyliūtei, ne visos jos džiuginančios, bet ir Borisui Dauguviečiui yra kas veikti su pačia gražiausia Kauno aktore. Dėmesį jai rodo ir generolas Vladas Nagevičius, ir ypatingai svarbus diplomatai. Vienas iš tokių net Paryžių Neliai žadėjo parodyti. Tai net ir Boriso Dauguviečio, kuris yra tikras dramaturgas šeimoje, kilo tikra drama. Bet aš žinau dar kitą istoriją. Aš vieną rytą paryčiais grįžtu į namus ir sutinku Dauguvietį su didžiuliu buketu rožių. Stotingas vyras, o rožių tiek, kad vos matosi. Žinoma, nieko jis man nesakė, šyptelėjo ir tik tai pridėjęs pirštą prie lūpų pasakė: Adelė, žmona yra proza, o man reikia poezijos. Ir aš apie tai niekam nepasakoju, aš jo nemačiau. Žodžiu, kaip visur, ar ne? Kaip danguje, taip ir ant žemės, kaip ir dabar, taip ir anksčiau, ar ne? Nieko naujo. Tai jūsų čia ekskursija Laisvės alėjui vienos ir kitos. Toliau, žinau, yra Panemunėj labai fainas smagi ekskursija. Kurortinė mūsų Panemunė, kuri turi ir smagėją kurorto pusę, pramogų pusę ir rimtąją karininkijos pusę. Tai mes irgi pasiskirstę, kam kas labiau patinka. Ponia Adelė dievina karininkus. Taip. Visi ieško to vieno vienintelio, na, o man aktualu visi kurortiniai malonumai, pramogos, šokiai, maudynės ir taip toliau, maudomėlių, mados. Tai kiekviena turim savo sritį ir svečius apdovanojam savo istorijom iš karininkų pusės arba iš poilsiautojų. Ir ta ekskursija su pietumis, su vakarienė, ar ne? Taip. Galima paragauti to meto patiekalų, tai pavyzdžiui. Tarpukarių pradžioje buvo tokia įsivyravusi prancūziška mada, bet 40-metyje šeimininkės atsigręžė į savo šaknis ir nutarė puoselėti visas lietuviškasias tradicijas. Tai kas, bulvės? Ne. Turim ir bulvės. Pradėkim nuo tokių pikantiškesnių patiekalų. Liežuvio suktinukas. Naminiame majoneze. Ir prie liežuvio suktinuko labai tinka karčiosios, tokios stipresnio gėrimo su krienais. Sugradusiais. Labai tinka. Taip, turim ir švilpikus. Švilpikus tikrai dauguma žino, bet mažai kas gamina, nes labai daug darbo reikia. Ir žinoma, visuomet prašom, kad svečiai pagelbėtų mums suvalgyti antį. Nes tie 33 metai, kada užėjo ekonominė krizė, tai ančių ir žąsų pulkai vaikščiojo kiemuose ir reikėjo juos suvalgyti. Tuos pulkus, tai žinoma, vaišinam ir antimi. Ir močiutės trupininis pyragas su juodųjų serbentų uogiene, užgeriant gilių kavą.
O, kaip skanu, Tai vaikystės. nuostabus, lieti pietus ir aišku, tol, kol svečiai mūsų nevalgo, mes mažumėlę plėtkavojam. Plėtkavojam arba Atvirai klausomės kalbam. muzikos, Šabaniausko, Dolskio, dalinamės įvairiais savo rūpeščiais, prieš šventes vienais, po švenčių kitais, rūpeščių tikrai mums netrūksta. Prie švenčių dar sugrįšim, bet dar noriu nulėkti į Kulautuvą, turbūt, ar ne? Kulautuvai dar vaikštot. Kulautuva. Taip, tai naujausia mūsų ekskursija su Birute. Kulautuvai taip daugiausia atostogavo žydų tautybės žmonės. Ir mums pasidarė įdomu, kokią paslaptį, kokią išmintį slepia ši tauta. Tai teko pasidomėti, pavaikščioti po namus, susipažinti su vienu kitu gyvenusiu asmeniu ten. Ir žinoma, mes tikrai tos išminties pasisėmėm. O va, tu užsiminė, tai kur ieškot, ar ne, paveikslui tam, ar ne, tų visų žinių, ypatybių, kur su žmonėm bendraujat, bibliotekose sėdit, kaip sukūrėt tą paveikslą, tą ekskursiją? Tai pirmiausia, susirandam turbūt žmonės, kurie gyvena tame miestelėje, vat Kačerginė, Kulautuva, vat tokie miesteliai labai jaukus, labai artimi. Žinoma, kolegos šiek tiek pasidalina savo žiniomis. Knygos be abejo vienareikšmiškai. Ir aš tiesiog nežinau, ta informacija mūsų pati susiranda. Jeigu tu pradedi galvoti apie tą kryptį ir net nežinia, iš kur tos žinios ateina, žmonės reikalingi ateina, idėjos ateina, mes visuomet mėgstam pavaišinti kažkuom tai. Tai žiūrėk apelsinu, tai šokoladu. Tai ypatinga pušų, pumpurų arba spiglių arbata. Pačios Čia yra išsirinko. Kačerginiai. Ir nefermentuota, dar ne šiaip paprasta. Taip. Visuomet ateina žmogus, kuris kažką tai tau idėją pasiūlo. Nežinau, atsiprašau, pertrauksiu, nes Rozalija Grafienė, žinau, mačiau pati savo akim Raudondvario dvare renka šeivamedžių žiedus. Ir verda ten tą sirupą. Superinį, taip, dovanėlę ekskursijos dalyviams. Va. Angeliukus neria. Svečiams dovanoju tuomet, kada išleidžiu juos jau iš dvaro. O Kulautuvai mes turim ypatingą patiekalą. Skaniestą. Beigelį. Tai čia žydiškos, ar ne? Taip, taip. Žinau, vasara, turbūt vasara, obeliniai irgi svečiuojatės. Tai greičiausia mano mėlymiausias ekskursijų objektas profesoriaus akademiko Tado Ivanausko sodyba Obelinė. Ten turbūt kaip Raudondvaryje Rozalijos širdis, taip Tado Ivanausko sodyboje ponios Adelės širdis palikta. Visuomet laukiu svečių, visuomet turiu ką pasakyti. Mūsų ekskursijos gali užsitęsti iki 3 valandų, bet žinant, kad žmonės tiek laiko dažniausiai negali dovanoti arba jau tiesiog būna nekantru, taip apsiribojam į trumpesnį laiką, bet gali pasakot. Bet konkrečiai ten apie Obelinę, ne apie Tadą Ivanauską? Apie Tadą Ivanauską, apie žmonės, kurie lankėsi, apie svečius, apie pomėgius, apie šventes. Apie jo nuveiktus darbus, apie ponę Honoratą. Juk visą laiką dažniausiai vyro žvaigždė žinomumo spindi Lietuvos padangiai ir tarpukarių, greičiausiai ir dabar, bet už to vyro nugaros reikia ieškoti išmintingos moters. Tai mes būtinai pasakojam ir apie ponę Honoratą Paškauskaitę Ivanauskienę. Tai dar nuvažiuojat į Daukšiagirės dvarą, ten truputį ir vestuvių būna, ar ne, ir žinau, galima paragauti Rūsiuose turbūt krupniko, teisingai? Taip, Daukšiagirės dvare virto krupniko, paragauti ir vaišių, kuriomis buvo vaišinama pati Smetonienė, kuomet laukia. Tai geresnio saldumyno kaip bankuchenas nerasi. Ir iškepto tinkamai, nes tai buvo prabangus saldumynas, kuriam reikia mažiausiai 40 kiaušinių, tikros smetonos, gero sviesto, kad iškepti tokį prabangų saldumyną. Taip. Tai kiek jūs dabar tų ekskursijų jau suskaičiuojat, kiek dabar jau iš viso turit sugalvoję ir vedat? Aš skaičiavau ir man gavosi maždaug 10 temų. Tai mes vaikštom ir po senamiestį. Panelė Birutė jau virsta kitų personažų. Žolininkė, taip, pati pamiršau jau, kuris vaidmuo Kotryna, bet galima sutikti ir Pirklienę Elžbietą. Tai senamiestį vėlgi 2 ponios vaikšto skirtingais vaidmenimis, skirtingose socialiniuose sluoksniuose ir pasakojimai jų yra skirtingi. Pastatai tie patys, miestas tas pats, o istorijos kitos. Plaukiojam laivu po ekskursijos
yra galimybė su ekskursantais paplaukti laivu ir papasakoti užmiesčio istoriją. Nuo kur iki kur? Nuo senosios prieplaukos, nuo Vytauto bažnyčios plaukiam iki Naujojo tilto, žemyn Nemunu, iki Vilijampolės pabaigos ir laivas apsisuko atgal, tai valanda maždaug laiko. Bet būna ir čiagi atplaukėt, ar nereikia Raudondvarį? Laivas taip pat plaukia vėlgi nuo tos pačios prieplaukos ir į Raudondvarį svečius atplaukdo. Jam belieka įveikti aukštą kalną ir pas Rozaliją paviešyti. Ir kuomet Rozalija išvykusi būti Adele į Obelynę, tai atplaukiančių laivų laukia grafienė Klara Elžbieta Bancroft. Mes dvaro nepaliekam vieno niekada, be priežiūros, viena ar kita grafienė būna. Ir Klara Elžbieta labai vaikus myli. Ir su vaikais žaidžia orientacinius žaidimus, slepiam lobius ir užsiemam įdomiom veiklom, kol grafienės Rozalijos nėra. Įsikūnijant į kažkokį herojų, ar ne, ypač iš kito laikmečio, vis tiek reikia kažkokių rūbų, ar nežinau, tikrai siūdinatės. Kur ieško to rekvizito, kad būtumėt kuo panašesnės, ar ne, į tas ponias, paneles, grafienės? Kaip vyksta viskas? Čia tokia kita darbo dalis, ne ką mažesnė negu sukurti turbūt ekskursiją. Nes kuomet sukūriamas ekskursijos maketas, atsiranda personažas, tą personažą reikia papuošti, kad, kaip ir minėjote, įsijaustum ir tai padėtų tau įsijausti į tą laikmetį. Tai pradžioje viskas buvo labai kukliai, žinau, kad ir suknelės pirmosios iš užuolaidų siuvamos ir staltiesių ir taip toliau. Ir išaugom iki labai rimtų dalykų, kad ieškome, aišku, sendaikčiuose daug ką galim. Lobiai, bet aišku, sendaikčių lobynai išsemiami ir konkurentų daug. Jų mažėja tų gerų daiktų, bet yra sendaikčių ir aukcionų tarptautinių, kur stengiamės dalyvauti ir pirkti iki smulkmenų, jeigu laikrodis, tai turi būti 3-4 dešimtmečio, apie ką tu ir pasakoji. Taigi visos detalės iki smulkmenų yra apgalvotos, nuotraukos išanalizuotos ir jau kai keliaujam pas savo vadinamą modistę, tai su labai konkrečiais norais ir pageidavimais, kaip tas siluetas turi atrodyti vienos ar kitos suknelės, jeigu jau jos nepavyksta rasti kažkur šiaip nusipirkti. Tai pavyzdžiui, jūsų rankose va čia tokia, kaip čia vadinasi? Čia yra taip tarpukarinė kepuraitė, skrybelaitė, kurią kiekviena save gerbianti dama turi dėvėti, nes palaidais plaukais niekas nevaikštinėjo. Tas skarelė blogiausio atveju, jeigu jau skrybelaitės. Bet čia jau kaimo, ar ne, turbūt iš kaimo, iš provincijos moteris su skarelėm, jau mieste turbūt jau privalu turėti skrybelaitę ir mados skrybelaičių keičiasi kiekvienais metais ir yra kurortinės, yra sezoninės ir reikia visą laiką pataikyti ir į save atkreipdėmėsi, nes jeigu ponia ar panelė nuvykus į paplūdimį yra mažiau įdomi negu Baliuje, tai yra jos pačios problema. Konkurencija kurortos yra didžiulė. O pas jūs rankose, kieno jau čia skrybėlė? Pas mane rankose grafienės Rozalijos skrybėlė, vėlgi laikmetis kitas. Didžiausia turbūt problema ir mums yra su skrybėlėm. Grafienė ir Birutė, su skrybėlėm. Pasiūti rūbą dar tikrai gali kažkas tai, jeigu labai jau ten smulkiai nupasakoji, ko tau reikia, bet su galvos apdangalais yra sudėtinga. Sudėtingiausia turbūt. Kas toliau? Ridikiuliai? Ridikiuliai, žinoma, ridikiuliai patys įvairiausi, su kuriais vaikštinėjam, čia jau yra toksai akcentas, į kurį dažnai ekskursijose moterys, atkreipia dėmesį. Labai gražus. Taip, paklausinėja, pačiupinėja, kur gavot, kur pirkot, paslaptis mes labai saugom, nesidalinam taip labai nuoširdžiai, bet iš tikrųjų visus šitus aksesuarus renkam, derinam, taikom, dažnai pasipykstam, viena kitos skolinamės, persiskolinam ir pradanginam. Čia tarpukario. Čia yra taip, daugiau tarpukario šitas ridikiulis, toksai puošnus miesto ridikiulis, taip. Ne į turgų vaikštinėti, bet jau galima į teatrą, čia ir į Konrado kavinę nueiti su tokiu ridikiuliu drąsiai. O jūsų rankose? Užtenka mažesnio ridikiulio, tiesiog veidrodėliui, lūpų dažams įsidėti ir... O čia grafienės, o čia irgi tarpukario? Čia toks tarpinis. Gali jis būti grafienės, gali būti ir tarpukario. Bet labai gražus, aš ir dabar kai pasimčiau į teatrą kokį. Na va, jis toks geras, kad net į visus laikmečius tinka. Taip. Vėduoklės turbūt grafienės laikais tai jau čia grafienė be vėduoklės neįsivaizduojama.
Nėra puotos, nėra balios, kad moteris neturėtų vėduoklės. Žinoma, ji skirta nebūtinai vėduotis. Šokių salėje tvanku, šokių salėje šilta, bet vėduoklės grafienės rankose skirtos flirtui, kitiem reikalam. Yra ten visokios taisyklės. Visokios taisyklės. Tas taisyklės gauni pirkdamas vėduoklę, būna į dėžutę įdėtos. Taisyklės ir ženklus turi puikiai išmanyti ir kavalieriai, kurie auklėjami guvernierių, nes jeigu tu tik viena žinosi tas taisyklės, tai kam tu jas rodysi. O su vėduoklė gali pasakyti ir taip, ir ne, ir pasakyti, kad aš apie jūs galvoju, ir kad myliu, ir pasimatymą paskirti. Viską su vėduoklė gali. O, kokia romantika. Be žodžių. O tarpukariu irgi buvo vėduoklės, ar jau nebe? Vėduoklės buvo jisai toks pereinamasis aksesuaras, kaip ir pirštinaitės iš tiesų. Ir XIX amžiaus ponioms tai privalu pirštinaitės dėvėti, kaip ir ponams beje. Nežinoma, dėl tokių praktinių priežasčių, kad panagių kokių juodų nesimatytų, prakaituotomis rankomis kavalierius, kad nepaliestų damos rankos šiukštu. Ir tos pirštinaitės labai kruopščiai buvo derinamos prie suknelių, prie priedų, spalvos. Na, galim pasakyti tokią paslaptį, kad grafas Tiškevičius turėjo bent 300 porų pirštinaičių. Tokią kuklę kolekciją. Neskaitant tų, kurios dar buvo pirtyje. Ir sagės visokios, ar ne? Ir sagės taip pat, įvairiausios sagės, žinoma, tarpukariu puošėsi, ir ne tik tarpukariu, ir XIX amžiui, sagėmis, karoliais, kas buvo labai gražu ir madinga. Tai jeigu nepriklausomybės pirmosios pradžioje viskas, kas iš Paryžiaus buvo graibstoma, norima ir perlai puošė moterų kaklus, tai 4-ame dešimtmetyje perlus pakeitė gintarai. Lietuviški atributai, lietuviški papuošalai. Pripažino jau mūsų inteligentija, kad taip, gintaras ir pasipuošti į didžiąsias šventes, ponios jau rinkosi tautinį kostiumą, nebe šilkus ir plunksnas ar prašmatnes skrybėles. Oi, kaip smagu. Grįžo tautiškumas. Tautinius kostiumus turim. Labai gražius, labai autentiškus. Skirtingų žemaitės, aukštaitės turim. Ir galim drąsiai veikti į kokį tai tautos naujametinį vakarėlį Romuvoj. Aš noriu dar prisiminti vis tik jūsų profesinį kelią, nes man jis toks labai ta istorija motyvuojanti, smagi, nes jūs visą gyvenimą, Lina, dabar jūs kreipiuosi, dirbot Sodroj. Visiškai skirtingas kelias, ar ne, dalykas. Ir berods 49, ar ne? Taip. Patapot gide. Taip. Trumpai labai prisiminkim, kaip tą momentą, ar ne, prisiminti. Turbūt aš niekada jo neužmiršiu. Tai žmogaus gyvenime būna kažkokie tai virsmai, kažkokie gyvenimo įvykiai, datos, vaiko gimimas, santokos. Tai man turbūt buvo irgi virsmas. Aš eidavau į darbą, aš savęs neradau ir vis laukdavau penktadienių. Ir galvodavau, ką man veikti, ką man daryti, kad man nereikėtų penktadienių laukti, o džiaugtis kiekvieną dieną, nes tai praeis visas mano gyvenimas. Ir tikrai vieną kartą einu, pastebiu užrašą gidų kursai. Tai buvo Kauno miesto turizmo informacijos centras. Aš pasidomėjau, man pasakė, per pusę metų viską išmoksi ir galėsi gidauti. Tai manęs neįtikino, kad tu gali per pusę metų kažkam pasiruošti ir kažkam kažką pasakoti ir ne taip, kad ką sugalvoji, bet kad būtų paremta tikrais faktais. Po metų aš dar kartą pamačiau tą užrašą, nenuėjau. Į 3 metus aš jau kai pamačiau užrašą gidų kursai, aš supratau, kad kodėl aš tą užrašą matau, kad aš turiu tikrai rimtai pasidomėti, kas čia per kursai. Ir kaip tik su Kristina važiuojam mes į darbus, jinai gretimais dirbo šalia mano įstaigos. Ir aš sakau, aš su tavim negrįšiu, aš tiesiog einu į gidų kursus. Jinai paklausė manęs, o kam jie tau? Ir aš neturėjau atsakymų. Sakau, nežinau, bet aš nueisiu. Aš ir nuėjau. Tai ir pasikeitė tas gyvenimas, kaip aš sakau, arba žmonės ateina, arba pasikeičia aplinkybės, tai aš tokių visokių aplinkybių dėka atsiradau čia, Raudondvario dvare, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre.
Ir atradot save. Atradau save, Visiškai. aš tikrai pradėjau pasakoti istorijas per Grafienės Rozalijos akis, ji buvo paskutinė šitų namų šeimininkė. Po 5 metų mano duktė sako, mama, aš einu į gidų kursus. Ir tada aš paklausiu, o kam jie tau? Tai kam, Kristina, kaip ta Kam mama jūs tie pritraukė? kursai? Ir Matot- kokia jūsų profesija iki tol buvo? Iki tol buvo mano profesija ganėtinai įdomi, aš esu ekonomistė. Irgi visiškai ne į temą. Visiškai ne į temą, 15 metų dirbusi vadybinį darbą, pardavinėjusi labai gražius baldus po visą Europą. Ir šičia yra pavyzdys, visai panosiai, kaip iš to ofisinio darbo galima pakeisti savo gyvenimą ir turėti laisvą grafiką, turėti įdomias šventes, gražius drabužius darbo dieną ir visai kitokį gyvenimą. Bet gal mažiau tik stabilumo, ar ne? Stabilumo mažiau, bet čia matot ant tų svarstyklių, Svarstyklę, kaip kur sversi. nusversta, Taip, ne? visi darbai turi savų pliusų ir minusų, tai čia jau gido darbo yra minusai, sezoniškumas ir nestabilumas, bet smagumo jame netrūksta. Ir kadangi ponia Rozalija jau įsukus buvo savo vaidmenį visai neblogai, užsakymų buvo sočiai, ponia Rozalija pavargdavo arba kartais tiesiog negalėdavo visų užsakymų priimti, pradėjo stuksent man į pašonę ir sakyti, eik gidaut, pavaduok mane. Sakydavau, dar ne, negaliu, nenoriu, visokiausių priežasčių. Ir vienu momentu kaip ir sutikau, bet atsakymas buvo toksai, gerai, bet aš su tuo visų maskaradu nesičiūdinsiu. Aš stovėsiu nebent kaip normalus gidas. Tiesiog. Taip, laukdamas užsieniečių turistų, su kuo man labai smagu dirbti ir reprezentatyviai atrodantis ir pristatantis savo miestą arba dvarą. Neilgai truko tas mano normalaus gido atrodymas ir darbas. Pamačiau, kad būti ir supratau, kad būti personažu yra savotiškai lengviau, smagiau, įdomiau Žmonėms turbūt. ir įdomu. gražiau. Ir nuotraukos gražesnės gaunasi. Žodžiu, irgi atradot save, galima taip sakyti? Tikrai Ar taip, atradot tikrai taip. save? Irgi labai netinkamų momentų aš mečiau savo stabilų darbą, išėjau būti jau ta rimta gidė ir prasidėjo COVID-as. Na štai, kaip ir kiekvieną ekskursiją jūs visi įsikūnėte į kitą heroją. Ir dabar vėl turime tik tai persirengėt kitas herojas, ar ne? Grafienė Rozalija ir Birutė Panelė. Taip. Tai dabar, ponios, prisiminkim, artėja gražiausios metų šventės, ar ne? Kalėdos, kūčios. Kaip ponia Grafienė Rozalija šventė kūčias, kalėdas, kaip Lietuvos dvarininkija, ar ne? Nu ir čia konkrečiai Tiškevičiai, Raudondvaryje, kaip jie šventė, kokios tradicijos? Tradicijos kaip ir visoj Lietuvoj. Jeigu stojo adventas, atėjo ramybė. Jokių linksmybių, prisilaikom pasniko, tam tikrų darbų, nedirba grafai per daug, ar ne, bet vis tiek kažką tai veikti reikia. Tai vakarai su siuviniu, siuvinėjant biseriu, paveiksliukus, kunigams arnotus, gali būti rankinės, gali būti tai, ką tik tai sugalvoji. Galima skaityti knygą garsiai arba individualiai. Galima kurti eiles, jas paskaityti šeimai, o po to įdėti į stalčių, nes moterys knygų neleido, jokių būdų. Galima vesti laikraštuką, kas atvažiavo prisimenant, ką veikė. Galbūt vieną kitą posmelį poezijos įdėti. Tai toks ramus pasiruošimas ir pasiruošimas ganėtinai ilgas, nes reikia savo rankomis dovanėlės padaryti. Nereikia pirktinių, savo rankomis artimiems žmonėms. Taip, tarnams, žiūrėk medžiagos kokią rėžį ar kažką tai pirktinio galima, nes jie nenusipirks patys. Bet artimiausiam žmonėms tai, ką sukuri pats. O panelė Birutė, pereikim truputį į priekį ir į tarpukarį. Irgi tas pats kaip su dovanėlėm, ką per adventą darydavo? Žinoma, tiek nesiuvinėdavom ir nenerdavom, bet prasideda
su lyg gruodžiu Laisvės alėjos parduotuvių lankymas, turgų lankymas, juk šventėm reikia ruoštis labai iš anksto. Na ir apgalvoti apie mielą širdingą dovanėlę, kurią tu įteiksi savo brangiam žmogui, artimiesiems žmonėms. Laikraščiuose daugybė patarimų spausdinamų, kokios tos dovanos turi būti, kokios madingos tais metais. Žinoma, dažniausiai rekomenduojama, kad jos būtų praktiškos. Pavyzdžiui, savo vadovui darbe geriausiai yra dovanoti kumpį kiaulienos. Niekada neprašausit, nes žąsų visi atsivalgia. Taip pat įvairiausių dovanėlių ir vaikam rekomendacijų, kaip galima juos nudžiuginti. Na ir patarimai vyram, kad eilinio piliečio šventės Kalėdos susideda iš 3 dalykų. Tai yra pagalba žmonai, eglutė vaikams ir vaišės su užgėrimu svečiams. Tai čia ruošiamės, ar ne? Adventas, ruošiam dovanas ir artėja kūčios, ne? Kūčių vakaras. Tai kas čia vykdavo tam dvare? Kūčių diena yra sauso pasniko diena, tai be pietų, be mėsos, valgom silkę keptą, bandelę su aguonom pasnikinės, galbūt virtinius su svogūnais. Dvarui tai yra egzotika. Kodėl? Todėl, kad visi patiekalai būdavo žymiai prabangesni. Kūčių diena pasiruošimo diena. Tarnaitės dengia stalą, platų, ilgą, maždaug 20 žmonių, baltas staltiesė. Šienas po ją ne? Būtinai. Liokajus prižiūri, kad tos tradicijos nebūtų pažeistos, kad lempos būtų apkaišytos valgomajam eglišakiais, kad kampuose stovėtų po rugių ar kitų javų kūlį. Prieš prasidedant vakarieniai namuose laukiama kunigų. Dažniausiai atvažiuodavo klebonas, vikaras, zakristijonas, vargonininkas, bažnyčios padėjėjas. Taigi 5 vyrai žengdavo prie kūčių stalo. O kūčių vakarienė kaip ir įprasta visoje Lietuvoje. Kūte, kūčiukai, silkės įvairiuose pataluose, šalta žuvis, karštas karpis iš grafo tvenkinių, migdolų saldus gėrimas, obuolių gira. Ir vakarienė lėta, neskubi, traukiant iš po staltiesės šiautą. O tarpukariu kažkokios ypatingesnės tradicijos ar kažkokios įdomybės yra? Yra skirtumai. Žiau, ponia kalba apie labai prabangų stalą, net ir kūčių metu. Tarpukariai viskas paprasčiau, viskas kukliau, viskas netai pompastiškai. Aišku, yra elito sluoksnis, kuris švenčia taip pat savose dvaruose, kaip ir Smetonai keliauja į savo Užugirio dvarą ir prašmatniais patiekalais galbūt vaišinasi, bet ta visuomenė, pilkoji, didžioji visuomenė dažniausiai grįžta į kaimą. Iš Kauno miesto, į kurį jie atvažiavę dirbti, užsidirbti, rasti savo vietą dideliame mieste, keliauja švenčių metu namo. Taigi, būtent 31 metais užfiksuota, kad iš Kauno pajudėjo bent 200 autobusų skirtingomis kryptimis į visą Lietuvą, o traukiniai važiavo padidintų sąstatų. Visi keliavo namo. Iš tiesų dėl pigumo. Kad likus mieste, matot, išlaidos gerokai didesnės. Ir reikia lankyti draugus, tai yra vizitavimai prasideda. Tada reikia juos vaišinti, jeigu pas tave užsuks. Reikia tą mielą širdingą dovanėlę pirkti. O nuvažiavai į kaimą ir viskas gerokai paprasčiau. O kas tam kaime ant stalo? Ir visi laukia. Daug kas yra panašumų su dvaru. Gal paminėsiu žirnius, kuriuos reikia valgyti, kad kitais metais kuo mažiau verktumai. Kūčiukai tie patys, silkė gal ne tokia prabangi kaip dvare, bet pas profesorių Ivanauską silkė buvo labai mėgiamas patiekalas ir patiektas kūčioms ypatingai. Su slyvom, riešutais, grybais, tokiu sodriu, jau kaip sakant, pagardu, arba jau profesoriaus firminė silkutė, tai su smulkiai kapotų svogūnėliu ir prieš pat patiekiant į stalą pamirkyta jo gamintame vyne. Tai kiekvieni turėjo namai savo, ypatingai elito namai turėjo savo receptus, o paprastieji gyveno kukliau ir šventė kukliau, buvo viskas paprasčiau.
Kalėdom turbūt vėl jau stalas, ar ne, prabangėja ir žinau, kad Raudondvario dvare tikrai kepdavo šiene keptą kumpį. Virdavo. Taip, šiene virtas kumpis. Jį ruoždavo tikrai savaitę prieš, jį marinuodavo, o po to šienė išvirdavo, priduodavo savotišką prieskonį. Taip pat šiai dienai puikiai žinomos virtiniai. Virtiniai kapotė baravykai džiovinti su mėsa sumaišyti. Tai labai buvo mėgiama. Ir tikrai čia Raudondvaryje grafai valgė šitos patiekalus. Mes čia turim pas save apelsinų. Nežinau, kad dvare Tiškevičius augindavo oranžerijoj ir apelsinmedžius ir iš jų virdavo apelsinų sriubą, ar tiesa? Apelsinmedžius tikrai augindavo. Čia buvo galbūt toksai honoro reikalas turėti ne tik šiltnamį, bet ir kad šiltnamyje augtų oranžai. Tai todėl vadinama oranžerija. Apelsinais vaišindavo žiemą svečius. O šiai dienai mes žiemą apelsinų sriuba vaišinam svečius. Ypatingo sodraus skonio, virta su paslaptim. Tikrai neskleisiu recepto, tikrai ne, nes nei vienas kuchmistras save gerbiantis receptų nesidalins. O jeigu paskelbsi jo receptą, tai gali pasimti samtį ir išeiti į kito dvaro kuchnę. O kur aš gausiu kitą kuchmistrą? O tarpukariu jau kaip kalėdos kažkokios ypatybės, apelsinus irgi valgėte? Apelsiną aš išgirdau ponę Rozaliją Grafienę ir žinokit, širdį suspaudė. Niekas tarpukariu sriubos iš apelsinų nevirė. Niekas jų įpirkti negalėjo. Apelsinai parduodami štukomis, reiškia vienetais, jų kainas svyruoja nuo 90 centų iki lito 20, kas išvertus į jūsų valiutą būtų 3-4 eurai už vienetą. Tai sriubų nieks iš apelsinų nevirė, bet apelsinas buvo kiekvienos panelės ir ponios svajonė pirmųjų pasimatymų metu. Tai kavalieriai turėtų žinoti, kad į pasimatymą reikia ne buketą gėlių nešti, o apelsiną. Taip, nes kaunietė sako, taip, mes ne ožkos, kad džiaugtumėmės gėlės gavę. Mes laukiam apelsinų. Kavalierius, kuris apelsiną atneša, reiškiasi, turi ir pažinčių, ir pinigų, ir fantazijos nestokoja, ką paneliai atnešti. Apelsinas buvo tokia retenybė, kad žmonės pradėjo ir eilės apelsinų įrašyti, ir didžiausios eilės buvo išspausdintos dienraščiuose. Tai jos prasideda štai taip. Mūsų žmonės apelsiną tik sapnuose pripažino, nes tikroviai žmonės prasti negalėjo jo įkasti. Su apelsinais buvo sudėtinga. Istorija, ne, kaip ir paskui sovietmečių pas mus, ne, irgi vėl nebeturėjom tų apelsinų ir mandarinų ir bananų. Dabar galima atsivalgyti iki banguoja. Toliau, kas kalėdos, medžioklės dvaruose labai, ar ne, populiarios? Taip, medžioklė tai yra vyriška pramoga, baigėsi karai, baigėsi kautynės, o vyrai tai nori pasirodyti, pademonstruoti taiklę akį, nedrebančią ranką, tai kas beliko vyriška pramoga medžioklės. Taigi tos medžioklės su skalikais, su šunimis, į grafo namus suvažiuodavo aplinkinių dvarų bajorai su gausiom palydom. Medžioklė prasideda sulig Mykolinėmis rugsėjo 29. Tai tiesiog tokia didžiulė puota, kada į mišką išvyksta kokiom 3 parom ir moterys kartu, ir orkestras ant žirgų išjoja. Ir apie tas medžioklės Tiškevičių namuose buvo kalbama Kaune visus likusius metus. O medžioklė žiemą taip. Būtina medžioklė. Ir žvėrienos valgyta šituose namuose gausiai. O tarpukariu medžioklių jau? Medžiojo prezidentai, medžiojo aukštuomenė, medžiojo, bet tas laikotarpis, kalbant apie tarpukario Kauną, tai jau ne medžioklėmis įdomus, bet baliais. Kalėdiniais baliais. Kalėdiniais, kurie prasideda su pirma Kalėdų diena ir trunka iki pat užgavėnių. Tai čia yra svarbiausias laikotarpis, per kurį kiekviena Kauno dama gali sužibėti, prisistatyti visuomeniai, pasirodyti ir kad jau tave įsimintų aukštuomenės sluoksniuose, turi sudalyvauti bent 3 baliuose. Išsiruošti balių kainuoja daug, bent 2 minimalius vidutinius atlyginimus. Didelis vargas gal ne tiek poniai, kiek ponui, kuris turi tą ponę išpuoštinkamai.
Bet žiūrėkit, mes vis kalbam, jūs ekskursijose galbūt nesusidurėt su klausimu, čia apie ponai ir ne, inteligentyje, vis tiek tokie turtingesni žmonės. O kaip didžioji dalis Lietuvos gyveno, ar ne? Kaip šventė tas Kalėdas, nežinau. Kaip buvo, ar tikrai labai didelis skirtumas? Taip, mes pradedam kalbėti apie tas Kalėdas, apie kūčias, apskritai, kas šitas adventinis kalėdinis laikotarpis, nuodugniai, nuo pradžių pradžios, tai būtent Panemunėje, Skanių akimirkų namuose. Mes pasitinkam svečius su kanklėmis, nuraminam mažumėlę ir pradedam pasakoti. Tai vis tik tai, ką mes švenčiam. Dauguma žmonių tiesiog nežino. Taip, mes laukiam Kristaus užgimimo, tai yra katalikiška šventė. Bet jeigu mes atsisuktume atgal, labai atgal, daug metų, šimtmečių, tai, žinot, Kalėdos buvo paprastų žemdirbių šventė, saulėgrįžos laukimas. Tai yra faktas, ką mūsų baltiški protėviai matė ir žinojo. Sustojo naktis ilgėti, nebenugarmėsim į prarają. 3 dienos ir ims ilgėti. Ir žmonės tą stebuklinę naktį, kada sustoja laikas, švenčia saulės sugrįžimą. Ir burtai, ir kalbos, ir draudžiami darbai. Visą mes aptariam tai pradžioje mūsų ekskursijos. Toliau mes keliaujam žemyn prie patiekalų ir jau kalbam apie katalikiškas Kalėdas, kūčių vakarą ir kalėdišką stalą ir visus šituos rūpesčius, balinius rūpesčius. O dar priminkit tada, kokias galėtumėm šiandieniniam šiemet prie kūčių stalo kažkokias tas tradicijas, senasias burtus, kokį galite išduoti. Žinot, šiaudo netraukit. Gali sugadinti nuotaiką, tai čia vienareikšmiškai. Aš pasakysiu burtus, kurie man aktualiausi, kaip paneliai. Tai visi burtai veda į atsakymus vienam klausimui. Ar ištekėsiu šiais metais? Tai čia pats svarbiausias burtas, kurį visos netekėję mergelės gali spręsti šitą klausimą kūčių naktį. Labai paprasta. Reikia nueiti su kibiru prie šaltinio, pasisemti šviežio šaltinio vandens, parsinešti tą kibirą namo, išsukti sūkurį smarkiai ir mesti 2 angliukus. Jei tie angliukai plaukia viens į kitą, sėkmė laukia kitais metais. Jeigu viens nuo kito, dar teks palaukti tikriausiai tėvų namuose pasėdėti už pečiaus. Taigi daugybė burtų tą naktį buvo su vedybomis susijusi. Bet turbūt ankstesnių čia laiko, aš dabar galvoju, gal ne taip aktualu jau čia tos vedybos šiais laikais. Vedybos visais laikais aktualu. Šeiminė vertybė. Turtai turbūt dabar labai aktualu. Žinot, kiekvienos moters, kaip ir sakom, sėkmingiausia karjera yra teisingai ištekėti. Kad ir dvarelį turėtų, o jei ne dvarelį, tai kad galėtų bent į valstybės teatrą nueiti Traviatos pasižiūrėti gruodžio mėnesį. Tai su pinigai susiję, ar su sveikata gal irgi labai svarbu, ar koks nors yra? Be abejo, su sveikata gali traukti, įkišti ranką į riešutų maištą ir įsitraukti riešutų. Jeigu porinis skaičius, na tai gal tau garantuoja porą, bet jeigu, arba pinigus. O jeigu neporinis skaičius tų riešutų, tai tikrai būsi sveikas visus metus. Čia svarbiausia tuo tikėti, tai ne? Tada ir tikrai įsipildys. Visi burtai turi būti džiaugsmingi. Nekalbant apie mirtį, apie netektis, apie tokių burtų mums nereikia. Nors mūsų Lietuvoje nepasižymė ir nuo senovės turbūt mėgoma, ne, tos graudenimus, tokius baisius dalykus. Aš tai žinau, vyram burtą gerą. Vis tiek senais laikais kaimuose moterys labai mirdavo dažnai, nes gimdymai, darbai ir tikrai išgyvendavo trumpą amžių. Tai vat vyras, jeigu taip amžiuje ir turi gausų būrį vaikų, tai jo burtas būtų toks, nematant žmonai. Papečky už pečiaus landoje nakčiai būdavo suvaromos vištos. Taigi kiša ranką į tą užpečkį, įsitraukia vištą. Jeigu jauniklė, tai žmona dar gyvens ilgai, o jeigu senė, gali tais metais pasimirti. Bus našlys. Tai jūs čia tiek daug įdomybių pripasakoti iš savo pramoginių ekskursijų, ar ne? Dabar prisiminkit gal kokį, nežinau, didžiausią lepsusą iš savo tos karjeros profesinės. Ar turi tokį? Mano didžiausias lepsusas išėjęs į gerą. Negali viską žmogus prisiminti. Net ir kai užsirašai, ne visada prisimeni. Žinau, kartą išvykusi tvarkau kapus ir skambutis. Ir galvoju, vėliau pasodinsiu paskutinę gėlę ir vėliau aš tą
į pokalbį įsijungsiu. Bet intuicija sako, Lina, atsiliepk. Atsiliepiu ir klausimas iš Raudondvario oranžerijos restorano. Grafienė, kur jūs esate? O aš sakau, o kur aš turėčiau būti? Jūsų svečiai jau susirinko. Tai tuomet aš sakau, jeigu galima, sodinkit mano svečius prie stalo. Vaišinkit kaip tik įmanoma, skaniausiais patiekalais, o mano karieta tuoj pat pardardės į dvarą. Su 4 žirgais. Taip, 4 žirgais kinkyta. Taip ir parlėkiau su 4 žirgais kinkyta karieta. Mano svečiai jau buvo sotus ir buvo jiems žymiai lengviau, smagiau mano istorijų klausytis. Tai tuomet, kaip dabar atvažiuoja svečiai, aš visuomet klausiu, ar jūs ketinat pietauti? Jeigu jie ketina pietauti, tai visuomet sakau, pirmiausia papietaujam, o po to kartu gersim kavą po mano istorijų. Žodžiu, su pilnu pilvu yra lengviau klausytis negu gurgiančių, ar ne? O paneliai birutei? Paneliai birutei tokių lengvų lepsusų būna, bet smagių. Dažnai, kai mes vedam ekskursijas kartu, kas mums daryti labai būna smagu ir mes būna taip įsijaučiam pernelyg, įsismaginam, kad pamirštam vardus viena kitos. Kuri katra, šią birutę pradedu vadinti. Būna tokių momentų, manau, kad visiems tokių momentų būna, kaip tu atsistoji kalbėti tekstą, nes jie dažnai pas mus dar ir tokie vingiuoti ir eiliuoti, ne šiaip, kad sausi faktai. Tau tokia širma juoda nusileidžia ant smegenų rūkas. Ką sakyti, ne? Ir prasižioji kalbėti ir tada tokiom didelėm akim žiūri į ponę Adelę, gelbėk. Tai labai smagu, kad mes vieną kitą galim išgelbėti ir dažnai ištraukti iš tokių lengvų situacijų. Na, o kuomet keliauju Laisvės alėjoje, tai mano ekskursija visada prasideda su stabiliu kiekiu žmonių, tam tikra grupelė ir baigėsi padidėjusi. Visą laiką prisijungiam, atsivedam daugiau į paskutinį tašką. Netgi dvare buvo taip, kad grafienė į gimtadienį parsivedė būrelį sveikintojų iš gatvės. Tiesiog žmonės prisėdo prie stalo, nes galvoja, kad grafienė čia tikrai kviečia visus pietų. Va, kaip smagu. O ką daryti, žiūrėkit, nežinai tokio klausimo, nežinai to fakto, ne? Nežinai, ką darot? Eglė, kaip aš sakydavau, Kristina mane klausdavo, ką tu darai, kai tave ima klausinėti? Sakau, tu turi papasakoti taip, kad niekam nekiltų klausimų. Ir tie klausimai dažniausia kažkas nori vidury ekskursijos paklausti, o gale ekskursijos jau visiems viskas būna aišku. Dar paprastai Kristinos klausimas būdavo toks. Ką darai, kai lyja lietus? Su visom skrybelėm. Tiesiog tu turi skėti. Ir man lietus kažkaip tai nelydavo. Kristina pradėjo pirmą ekskursiją vesti, tai lietus nelyjo, lietus žliaugė ir toks įstrižas. Aš nutaikius laiką, kada jinai jau baigė ekskursiją, atvažiavau su mašina jos pasimti, o jinai buvo iki jos menšlapė. Tai be to skėčio tiesiog paplaukiančių lietų. Taip, žmonės iš su laivu atplaukia, užlipia į kalną be jokių skėčių, nes vasara, o skrybelė, iš tokio, žinot, taip prisiplaujusi grafienės buvo. Nuo to tai visi po to lietum. Visi tokie buvo po to lietum. Bet čia tiesiog Lietuva, čia lietus lyja, tu niekada nenuspėsi, turi pasiruošti įvairiom oro sąlygom. Tai dabar ponia Adelė visada žino, kad jeigu ekskursiją vedam kartu, tą dieną lis. Tai jūsų lietaus pranašas. Taip, lietaus pranašas. O savo ekskursantam visuomet sakom, jeigu žiemą apsirenkit šiltai, turi būti kepurės, turi būti šalikai, nes jums bus nemielas susitikimas nei su grafienė, nei su birutė, nei su Adele, su nei viena. O kas dar sunkiausia šitam darbe? Kas sunkiausia jums? Abejingi klausytojai, sakyčiau, kaip tu negauni tos gražos, nes atiduodam labai daug. Norim pasiekti kiekvieno širdį. Norim tą istoriją taip išpuoselėtai pateikti, kad žmonės jie didžiuotųsi, kad džiaugtųsi būdami tos istorijos dalimi. Ir būna kitą kartą, tu matai tokias šaltas ledinės akis. Bet čia yra galbūt mūsų lietuvių bruožas. Mes pakankamai santūrūs ir mums sunku tas emocijas transliuoti atgal. Ir lyg tai atrodo, kad po kokią tai širmą tie žmonės stovėtų, nors ekskursijos pabaigoje jie ploja, dėkoja ir atsiranda šypsenos. Gal dėl to, kad baigėsi, nežinau.
Mano vaikas taip sako po teatro, kas smagiausiai buvo sausainiai. Pabaiga. Taip. Na tai ką tada pabaigai turbūt po tą kalėdinį palinkėjimą visiems. Po kiekvienos nakties arčiau į šviesą. Mažiau dar vienu kalendoriaus lapeliu. Beje, ar juos dar kas nors plėšo? Aha. Nesvarbu, plėšo ar ne, juk viskas laikui pavaldu. Bet ne viską laikas bėgantis ištrynė. Sužibs vakarė, sėsim vėl ratu. Beliko tik kelių dienų laukimas ir taip viltingai ištartas tikiu. Esame Advento laikotarpyje. Ir mūsų palinkėjimas būtų, kad dabar jūsų žingsniai būtų nukreipti į tylą, į ramybę, į pasidžiaugimą nuveiktais darbais, kad netrikdytų sumaištis, bėgiojimas, dovanų ieškojimas. Palinkėsim kartu, kad ant jūsų kalėdinių eglučių, tarp daugybės švieselių, degtų viena didžiulė meilės liepsna. Ir kad ilgai dar prie jūsų kūčių stalo nesumažėtų sėdančių skaičius. Ačiū, mielosios, už tokius gražius linkėjimus, už tai, kad pas mus dar kartą apsilankėt. O aš noriu jums ir mūsų žiūrovams palinkėti, kad niekada nereikia prarasti vilties, jog svajonės tikrai pildosi. Ačiū. Ačiū, Egle, tau.